Malonu, kad domitės interneto rinkodara ir apsilankėte šiame seminaro apie interneto rinkodarą ir pardavimus puslapyje. Jeigu jame apsilankėte, vadinasi domitės galimybę, kaip pakelti savo kompetenciją interneto rinkodaros srityje. Kaip sužinoti daugiau apie tai, kaip pritraukime lankytojai į jūsų tinklapį ir kaip padaryti, kad kuo didesnė jų dalis virstų į pirkėjus ar jūsų paslaugos užsakovus. Būtent tai yra dvi pagrindinės kompetencijos arba dvi pagrindinės sritys, už kurias atsako interneto rinkodarininkai. Kam aktualus šis seminaras? Šis seminaras pirmiausiai aktualus interneto rinkodaros vadovam, interneto rinkodaros vadybininkam arba tiems rinkodarininkams, kurie tarp visų savo atsakomybių atsako ir už rinkodarą internete. Na ir žinoma, jeigu jūs esate mažo verslo savininkas arba vadovas, galbūt jūs neturite savo rinkodarininko, tada jums irgi tai aktualu, jeigu jūs norite užsiimti rinkodarą internete, ypač jeigu jūsų verslas yra elektroninis verslas. Kodėl aktualu toksai seminaras? Todėl, kad jame gausite visus pagrindus apie interneto rinkodarą. Pradedant nuo to, kodėl reikalingas planavimas, kaip reikėtų planuoti, kaip reikėtų optimizuoti biudžetą, kaip reikėtų sudaryti tą biudžetą, kaip žinoti, kokius tikslus išsikelti. Dauguma verslų žlunga, elektroninių verslų, vien todėl, kad jie nuo pat pradžių nežinojo, ko nori, ko jie siekia. Ir net nepabandė susidaryti elementariausio plano, kad paskaičiuoti, ar su turimais biudžetais jie galės pasiekti tokio rezultato, kokio jie trokšta. Labai dažnai konsultuojant verslininkus teko susidūrus tokią situaciją, kad arba verslininkas turi kažkokią tai sumą pinigų investuoti, bet jis neturi tikslo, kiek jisai nori parduoti, arba jis žino, kiek nori parduoti, bet neįsivaizduoja, kiek jam reikės investicijų į rinkodarą tam, kad pasiekti tokius tikslus pardavimuose. O jeigu turi ir tą tikslą, greičiausiai jie net nesusiję tarpusavėje. Todėl seminare paaiškinama, kaip rasti tą priežastingumą, kaip žinoti, kokiu biudžetu galime kokių rezultatų pasiekti, atvirkščiai, kokio reikės biudžeto, kad pasiekti norimus pardavimo rezultatus. Kokios gali būti interneto rinkodaros strategijos, priklausomai nuo turimo biudžeto, nuo turimų tikslų. Tada, kai jau yra tikslai, mums svarbu yra matavimas. Kaip mums pamatuoti, kaip mums analizuoti tą gautą rezultatą ir kaip jį palyginti su tuo, kurį išsikėlėme, kurį planavome. Todėl didžioji dalis antrosios dalies kalbama apie Google Analytics, kaip jį galima išnaudoti, šį nemokamą įrankį, kad matyti visą situaciją, kas vyksta su tinklapiu, kaip gauti įžvalgas ir kaip optimizuoti interneto rinkodaros biudžetus, kaip optimizuoti savo veiksmus tam tikrose interneto rinkodaros kanaluose. Na ir galiausiai konversijos didinimas. Tai yra, kaip panaudoti Google Analytics ir kitus matavimo instrumentus tam, kad suprasti, kurioje vietoje mums reikėtų daryti pakeitimus, kad padidinti konversiją. Konversija tai yra dalis nuo visų lankytojų, kurie virsta į pirkėjus. Tai yra, jeigu iš 100 lankytojų vienas tapo pirkėjų, vadinasi, mūsų konversija yra 1%. Tai tikslas yra didinti, kelti tą konversijos procentą. Kaip organizuotas seminaras? Pirmiausiai, viskas yra išdėliota pagal prioritetus. Nuo to, kas jums yra svarbiausiai, svarbiausios dalys sudėtos seminaro priekyje, ir tai, kas yra mažiausiai svarbu, padėta gale. Vadinasi, pirmą seminaro dieną išmoksite tai, kas jums svarbiausiai. Planavimas, tikslų kėlimas, biudžetavimas, matavimas ir patys efektyviausi interneto rinkodaros kanalai. Antrąją dieną bus kalbama apie mažiau efektyvius interneto rinkodaros kanalus bei apie tai, kaip didinti jūsų tinklapio konversiją. Kaip padaryti, kad kuo didesnė jūsų tinklapio lankytojų dalis virstų į
pirkėjus. Seminaro metu bus nemažai grupinių užduočių, tai yra visi dalyviai bus paskirstyti į grupelės ir jie turės atlikti tam tikras užduotis, priklausomai nuo to, ką jie jau išmoko iš lektoriaus seminaro metu. Bus ir asmeninių užduočių. Ką dalyvis apsilankęs seminare sugebės daryti po seminaro? Po seminaro dalyvis jau sugebės parengti savo verslo interneto rinkodaros strategiją, sugebės sudaryti biudžetą interneto rinkodaros ir kiekvieno laikotarpio mėnesio ar ketvirčio pabaigoje mokės įvertinti rezultatus ir perplanuoti biudžetą, optimizuoti biudžetą. Žinos, kaip valdyti efektyviausius interneto rinkodaros kanalus, žinos, kaip pasamdyti partnerius, tiekėjus, kurie gali prižiūrėti interneto rinkodaros kanalus, tuos, kurie jums yra efektyvūs, kuriuose jūs investuojate. Tarkim, Google AdWords, SEO, partnerystės programos, banerinės kampanijos, kaip valdyti tas jūsų partnerius, tos agentūras, kokius jiems kelti tikslus, kaip juos kontroliuoti ir kaip įvertinti jų darbą. Na ir galiausiai žinosite, kokie pagrindiniai yra vartojimo patogumo principai. Taigi, kaip turėtų būti organizuotas jūsų tinklapis, kaip turėtų būti organizuojami jūsų kliento aptarnavimo procesas tinklapyje ir kaip tobulinti, testuojant jūsų tinklapyje, kaip daryti jį kuo patogesnį, kad didėtų jūsų tinklapio konversija, kad kuo didesnė dalis jūsų lankytojų virstų į pirkėjus. Tad kviečiu registruotis šio puslapio apačioje ir susimatyti seminare. Iki pasimatymo.